Aš noriu pradėti nuo tos minties, ką sakė Mantas apie tarnystės, apie tarnavimus. Kiekvienas mes turime tarnavimą vienokį ir kitokį. Vienas iš svarbiausių tarnavimų bažnyčių yra žodžio tarnystė. Žodžio tarnavimas. Kad tu tarnautum žodžio tarnavimu, tu turi žinoti, ką turi sakyti. Tu turi įsigilinti tai. Ir aš tą sako, nedaugelis tapkit mokytojais, nes mums grėsia griežtesnis teismas. Ir sakau visiems žodžio tarnams, esamiems ir būsimiems. Tai, ką mes sakome, arba yra iš dangaus, arba yra tavo svajos, arba yra religiniai pastalai, arba iš vis iš demonų. Todėl mes turime tą atsakomybę kalbėti teisingai. Atsimenu pradžioje mano tarnystės, kai aš pradėjau skelbti ir jaučiu, kad po šito sakinio šventoji dvasia pasitraukė. Ne nuo manęs, bet nuo mano kalbos. Aš sakau, šventoji dvasia, kur tu pasitrauki? Aš nepatvirtinu tavo svajų ir paistalų. Tu čia pakalbėk, aš palauksiu. Aš suprantat, kaip svarbu bažnyčiai kalbėti tiesą. Bažnyčia yra tiesos įtvirtinimas šioje žemėje ir pamatas. Čia yra tiesa. Kitos vietos Dievas neturi kur padėti savo tiesą. Tik tai čia. Tik tai bažnyčioje. Ir mes išgelbėti tiesos žodžiu. Ir maitinami šiandien tiesos žodžiu. Tiesa veda į visą Dievo gerumą, į visus turtus. Melas pavergia, nežinojimas pavergia. Bet tiesa padaro tave laisvu. Taigi tiesa padaro tave laisvu. Velnias nenori, kad tu kažko žinotum, kas tau dovanota. Bet ačiū Dievui šventąją dvasią. Šventoji dvasia ateina ir parodo, ką tau tėvas dovanoja. Kokį didelį palikimą tau davė. Kokį didelį darbą atliko Jėzus už mus visus. Kokį didelį darbą padarė dėl mūsų visų, mūsų naudai. Ir sako Paulius, jeigu mes einam išteisinimą per kitus darbus, per įstatymo darbus ir religinius darbus, tuomet iš Kristaus mes neturime jokios naudos. Man patinka šitas žodis. Aš jam pašauktas, kad gaučiau naudos. Naudos tą, ką padarė Jėzus dėl manęs. Gal būkime dėmesingi, kaip girdime, kaip klausome, dėkime tiesos žodį į mūsų širdį. Nes ateina laikas, kai ateina mūsų tikėjimo, evangelinio tikėjimo išbandymas. Tai gali būti, kai velnias pabandys tą, ko tu tiki. Jeigu tu pasakei, Dievas mane išteisino, aš esu teisus, aš esu nekaltas Dievo akyse, visi velniai pastebėjo, mes jį prakratysim, mes jį patikrinsim. Priminsim jam kažkokius epizodus gyvenime. Priminsim, ką jis padarė praeitą vasarą. Mes kažką padarysime, visi pulkai jį kaltinkit. Jeigu tu konfrontuoji kažkokią nuodėmę, konfrontuoji alkoholizmą, girtuoklystę, gali būti, kad ateina tie patys demonai, pradeda tikrinti tave, gundyti tave. Tuo pačiu, kad tu konfrontavai bažnyčioje. Neįsigaskite, tai yra kova. Atsiminkit mano žodžius. Per 307 metus mano gyvenimo su Dievu ir daug metų tarnavimo, dabar sunku paskaičiuoti, kiek daug metų tarnavimo buvo. Aš žinau dvasinį pasaulį, aš žinau, kaip jis ateina, aš žinau, kaip jisai kalba. Todėl Paulius taip pat žinodamas tai sako, broliai, apsiginkluokit visą Dievo ginkluotę. Kad juodą dieną, tamsią dieną pasipriešintumėt ir visą atlaikę išstovėtumėt. Tau atrodo, kad čia Dievas kažką daro, čia ne Dievas daro. Dievas žiūri, kaip tu sureaguosi vaikelį. Ar tu stovėsi ant žodžio, ar tu stovėsi ant žodžio, ar tu pasiduosi ir savo išvadom padarysi, o, Dievas čia kažką man pasiuntė. Dievas nepasiuntė, velnias pasiuntė. Velnias kėsinosi prakratyti jūs, sako, prasijoti. Tarsi kviečius. Bet Jėzus sako, aš meldžiausi Petrą iš tave, aš mačiau šėtonas prie tavęs ir bandė tave patikrinti, kas tu per vienas esi paukštis, ane? Jis norėjo prakartyti tave, bet aš meldžiausi už tave. Ne už tave, aš suklydau. Aš meldžiausi už tavo tikėjimą. Jis net ne už Petrą meldėsi, už tavo tikėjimą meldžiausi, kad tu nesusviruotum. Nesusviruotum. Ir kai praėjęs išbandymą būsi stiprus, būsi Ola, būsi Petras. Ne kažkokia ten plaštakė, būsi Petras stiprus, sustiprinsi mano bažnyčią, kuri įtraukta į dvasinį konfliktą visuomet. Mes esame dvasinėje kovoje. Šiandien aš atėjau čia į šitą salę ir aš jaučiu, kad mes esame brangieji. Mes esame sostiniai.
kur yra sostas, kur yra matomas sostas, prezidentūra, visi tie valdžios, sakykime, lygmenys visi, bet yra dvasinis sostas. Yra dvasiniai kunigaikščiai, su kuriais mes kovojame. Ir mes turime jiems pasipriešinti, pastatyti juos į vietą, kaip bažnyčia, kuri turi aukščiausią valdžią Jėzaus vardu. Jėzaus varde mes turime aukščiausią valdžią, nieko nebijok, vaikeli, Dievas yra su tavim. Konfrontuok tiesiog tamsą. Ar mažam mastelį, ar dideliam mastelį. Konfrontuokime tamsą. Jėzus sako, kaip Mozė dykumoje iškėlė gyvatę, tai turi būti iškeltas žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Bet tiems, kurie nežino istorijos, kodėl ta gyvatė buvo iškelta, kai izraelitai ėjo iš Egipto į pažado žemę, jie praėjo dykumą. Ir ten buvo jų mokykla, jų išbandymo metas, jų širdies ketinimų ir motyvų. Ir izraelitai bambėjo tenai. Jie bambėjo toj dykumoje. Ir tada gyvatės pradėjo gelti juos. Ir jie mirė. Ir jie pakėlė balsus, šauksmus, Dieve gelbėk. Kaip šita sesė šiandien sakė, šaukė žiauriai. Gelbėk, mes žūstame. Gyvatės mus kanda. Gyvatė visuomet yra velnio įvaizdis ir nuodėmės, kuri įkanda ir atneša nuodus mums, kuri paskatys nužudyti tave. Ir Mozė pasakė, sako, pagaminkite varinę gyvatę, tiesiog padarykite varinę gyvatę ir pakelkite ant stiebo. Nes parašyta, kiekvienas, kuris kabo ant stiebo, ant medžio, yra prakeiktas. Čia pagal įstatymą tai. Ir sako, kai pakelsite tą gyvatę, jūsų priešą, ir simbolis, kad ant stiebo jinai prakeikta, kiekvienas įkeltas pasižiūrės į tą gyvatę, patikės, kad jinai prakeikta ir nuodai praras savo jėgą. Jis bus išgelbėtas, jis nežus, taip ir darė. Iš naujo, kaip Mozė dykumoje iškėlė gyvatę, taip turi būti iškeltas žmogaus sūnus. Kad kiekvienas, kuris jį tiki, kad kiekvienas, kuris mato, supranta ir tiki, dėl ko jis yra iškeltas, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Ir mes žinome Galatams 3:13, kad Kristus mus atpirko iš įstatymo prakeikimų, tapdamas už mus prakeikimu. Nes parašyta, prakeiktas kiekvienas, kuris kybo ant medžių, kybo ant to stiebo, taip? Prakeiktas kiekvienas. Iškia Jėzus, Dievo sūnus, jis buvo prakeiktas už mus. Tai skamba žiauriai. Jis buvo sumuštas už mus. Jis buvo padarytas tas, kuris paėmė mūsų ir kaltę, ir mūsų bausmę. Pagal Dievo Tėvo valią. To mes sakom, kad jisai mirė ypatingą mirtimį. Kad kiekvienas, kuris jį tiki, ką reiškia tiki, ne tai, kad tiki, kad Jėzus buvo, bet tiki, evangeliškai tiki, teisingai supranta, dėl ko jis atėjo. Jisai iš pražūties pereina į gyvenimą. Nes Tėvas nori, kad mes nepražūtume, bet turėtume amžiną gyvenimą. Kai kurios tiesos, kurias mes skelbime, yra apie gyvenimą, amžiną gyvenimą, jos turi taip giliai nusėsti į tavo dvasią. Dėl kad įdavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų. Kiekvienas, kuris tiki, nepražūtų. Ta pražūtis, mes turime pamatyti, tai nėra, kad pavyzdžiui, tu skęsti ir tave ištraukia. Ta pražūtis, apie kurią čia kalbama, yra procesas, kuris vyksta šiam pasaulyje. Jie pražūna pražūtį, sugėdime pražūna. Yra dvasinė korozija, supranti. Ir neateina iš karto. Kai obuolys nuraškytas, jisai pradeda būti ne iškart, ne per sekundės, po truputį būna. Užkrečia kitus, ne? Jeigu neištrauksi papūvusi obuolio, gali užkrėsti tas subuvimas ir kitus obuolius. Tai kaip maras, tai kažkas, tai procesas yra. Yra dvasinis procesas.
Ir va tai matyk, kas vyksta pasaulyje. Pasaulis sugedime per savo geismus. Ir mes esame išvaduoti iš to sugedimo, ištraukti iš to proceso. Ir čia pagal Dievo valią. Nes Dievas nenori, kad kas nors pražūtų, būtų pražūti. Bet kad kiekvienas turėtų amžinai gyvenimą. Amžinasis gyvenimas tai ne kažkada, pomirtinis gyvenimas. Amžinas gyvenimas yra čia ir dabar. Čia ir dabar. Dvasinis amžinas gyvenimas. Tai Dievo planas. Dievas gi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų. Bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Dievas nesiuntė sūnaus, kad jis ateitų ir primintų mūsų nuodėmes. Kai buvo vienas epizodas, kai Jėzus atvedė moterį pagautą svetimaujant, konkrečiam veiksme pagautą. Jis sako, pagal įstatymą mes turime užmėtyti akmenimis. O ką tu pasakysi? Jie įtarinėjo, kad jisai nenori užmėtyti akmenim. O ką tu pasakysi? Ir Jėzus nepasmerkė jos. Sako, eik daugiau nenuodėmiauk, aš tavęs nesmerkiu. Eik ir daugiau nenuodėmiauk. Brangi, tau atrodo čia lengva evangelija. Aš tave noriu sugrąžinti prie pamatų. Aš noriu parodyti tau Dievo orientaciją, Dievo planą. To aš pradėjau šitą kalbą nuo pamokslininkų. Tu sakai tarnavimą kviečiamas. Arba tu esi tarnavime. Patikrink savo žinią. Ar netitinka Dievo širdį. Ar tu šiandien esi susiderinęs su dangum? Kai man Viešpats po kurį laiko vis ateina ir kažką apreiškia ir parodo. Ir sako, va kasydį, ką kalbėjai, čia nėra pasakos. Čia nėra taip parašyta. Ir čia net aš turėjau omeny. Aš turėjau sunkų metą pasakyti, tėve, aš viską keičiu. Aš noriu tau būti tinkamas, nes aš prieš tave duosiu apyskaitą, ką aš moku. Prieš tave duosiu apyskaitą. Nežinodamas, kas skelbiu, aš galiu paskaityti gerų knygų. Galiu surėti daug gerų minčių, daug bairių pasakoti, palyginimų, oratoriškai viską pateikti, pagal visas taisyklės. Čia va brolis vienas iš vieno miesto vis prašo, kad aš jį išmokyčiau pamokslauti. Ir va čia vėl atsiuntė pamokslą, sako patikrink. Nespėjau patikrinti. Išmokyk mane pamokslauti. Tu gali išmokti kalbėti, pauzės teisingai statyti. Greitį, intonacijas, tu viską gali išmokti. Bet svarbiausia žinia. Visų svarbiausia apreiškimas, pamatymas. Pamatymas Dievo plano. Dėl kokį Jėzus atėjo. Jis neatėjo atnešti evangelinio tikėjimo kažkokio, naujos religijos. Dievas gi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų. O buvo ką pasmerkti. Ir šiandien tu gali pasmerkti pasaulį. Ir mes mėgstam pasmerkti. Ir to pasmerkimu tuo tarpu ir aš. Kai kažką pasmerki, tu sakai, aš net toks gyvulys kaip šitas. Čia yra taisyklė nuo pradžios. Jeigu tu ką nors niekini, tu tai parodai, kad tu nesi toks. Čia toks manipuliacija yra. O pasaulį tikrai galima pasmerkti. Ir galima pasmerkti net ir krikščionis. Tu, kaip nusiritai, kaip toli nutolai, ane? Ir Jėzus galėjo pasakyti apie pasaulį ir jį pasmerkti. Bet sako, jo atėjimo misija ne pasmerkti pasaulio, bet išgelbėti ir duoti amžiną gyvenimą. Kiekvienam, kuris patiki, dėl ko jis atėjo. Sugrįžtam prie apibrėžimo, kas yra gyvenimas. Biblijos tekste yra 3 žodžiai graikiški, bet mes verčiame gyvenimas arba kartais gyvybė. Nes mes turime tos žodžius.
Kitose kalbose, angliškai, rusiškai, visur yra gyvenimas, tai reikia ten atsirinkti. Pirmas žodis yra bios. Bios. O tas bios yra būtent mūsų kūno gyvenimas. Iš čia ateina žodis biografija. Mūsų gyvenimo įrašas. Aš vis galvoju, kad jis atėjo man duoti gerą biografiją. Apšiai gero gyvenimo pagal kūną, ne? Bet sako, visa tai, kas pasaulyje, akių geismas, kūno geismas ir biografijos išdidumas, bio išdidumas, ten ta žodis stovi. Pasipuikavimas savo padėtim, savo finansais, įtaka, įžymybė, tai pasaulis gyvena, jie giriasi biosu. Kitas žodis skamba taip, psichė. Ir čia mes verčiame dažniausiai, teisingiausia versija reikia ne gyvenimas, o gyvybė arba siela, arba asmuo. Tai susijęs su tavo žmogiškumu, tai yra gyvybė tavo kūno. Žodis psichė. Bet Jėzus netėjo, kad duotų tau psichę arba biosą, tu ir taip tai turėjai. Bet psichė labai susijęta su tavo kūniškumu, su tavo žmogiškumu, su tavo bedieviškumu. Ir geras žmogus, humanistas geras žmogus, jis yra egoistas. Jis netitinka Dievo planą. Jis gyvena psichiai, jisai tobulina savo jausmus, psichologinius įvairiausius seminarus lanko. Bet pagal savo prigimtį jis yra egoistas. Man, apie mane. Tai sujungta su tavo kūniškumu. Ir Jėzus gali konfrontuoti, kai konfrontavo Petrą. Jis sako, pasitrauk nuo mane šėtonė, nes tu mąstai ne apie tai, kas Dievo, bet tai, kas žmonių. Kodėl jis taip konfrontavo? Todėl kad Petras sako, tau nereikia viešpatie eiti ir kentėti. Tu pasigailėk savęs. Oi. Tu pasigailėk savęs. Tau nereikia eiti tas maldas, tau nereikia čia kovoti. Pasigailėk savęs. Žiūrėk savęs. Čia yra būtent žmogiškumas, būtent tai, kas nedera su Dievo planu, su jo tikrų gyvenimu. Su jo meilė, kuri yra nesavanaudiška, jinai visuomet duoda. Džiaugiasi duodama. Ir kitas žodis, pats svarbiausias, koks gyvenimas atėjo, graikiškas žodis iš 3 raidžių. Zoe. Ir kai mes šitą pamatome, brangieji, kas tas gyvenimas, to gyvenimo nebuvo. Sako, tas gyvenimas buvo pas tėvą ir pasirodė mums. Jo nebuvo šitoj planetoj. Šitoj planetoj to gyvenimo iš esmės nebuvo. Jis atėjo, kaip jis atėjo, raštas sako. Pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą. Ir žodis buvo Dievas. Žodis tai ne taip, tai kad skamba, bet žodis. Žodis, žiūrėk, idėja. Ta idėja buvo pas Dievą. Ir ta idėja buvo Dievas. Viskas prasideda nuo idėjos. Ir jis neprasideda be idėjos. Ir tame žodėje, toj idėjai, buvo gyvenimas, buvo Zoe. Ir tas gyvenimas tapo kūnu. Jis gavo žmogišką kūną. Tikras dieviškas gyvenimas. Tyrumas, meilė, pasitenkinimas ir mirties jokios nebuvimas. Jokio prakeikimo, jokios tamsybės, jokios gudrybės. Tyra, gražu, kaip dangus gyvena tuo. Ir Jėzus sako, kaip tėvas turi savyje gyvenimą Zoe, taip davė ir sūnui turėti jame šitą Zoe. Ir Jėzus, klausykite, neišsinešė tos Zoe iš tos planetos. Jis sako, aš atėjau, kad šitie tikintys turėtų gyvenimą Zoe ir apšyje turėtų. Aš jums fundamentą sakau, kad mes tą Dievo planą perprastume. Ir tada suprastume, kaip mes turime branginti gyvenimą ir žiūrėti,
kas gali tą gyvenimą iš mūsų vogti. Per mano visas studijas šito gyvenimo aš atradau 2 vagis šito gyvenimo. 2 vagis. Doktrinos klaidos. Doktrinos klaidos, kurios gali nužudyti tave. Iš tos pačios knygos. Gali apsiputojęs rėkti. Čiagi Dievo žodis. Ir tau taip pasakys tą Dievo žodį, kad tu būsi gatavas. Ir išeis visi palaimingi paklausę, kabutėse Dievo žodžio iš šventos knygos. Kitas momentas, kai tu gyvenime duodi per daug galimybių nuodėmingumui pasireikšti. Nes mirtis mes žinome, dvasinė mirtis, apie kurią mes kalbame, ateina per nuodėmę. Dievas pasakė, tu gali gražiai gyventi, bet jeigu tu nusižengsi mano nurodymų, mirtimis mirsi daug įskaitą. Ir fiziškai, ir dvasiškai. Tu mirsi tikrai. Brangiai, aš šiandien studijuoju šitą temą ir vis galvoju apie save. Ar mano žinia atnešė Dievo tikslą, ar atgaivino mus? Mes mėgstam šitą žodį, prabudimas. Girdėjau šitą žodį. Net ir bendruomenė viena vadinasi prabudimas. Ta žodis yra verstas iš angliško revival. Bet revival nesiverčia prabudimas. Revival reiškia atgijimas, gyvenimo pripompavimas. Dvasia teikia gyvybę. Iš tiesų čia gyvenimas turi būti šitas. Dvasia, Dievo dvasia teikia gyvenimą. Dievo dvasia teikia gyvenimą. Dievo dvasia teikia gyvenimą. Iš Dievo atėjusi dvasia teikia gyvenimą. Ir tai yra gyvenimo dvasia, zoje dvasia. Kai ateina šventoji dvasia, Dievo dvasia atneša gyvenimą. Atneša gyvenimą. Iš šitos knygos raidė žudo, o dvasia teikia gyvenimą. Iš naujo. Dvasia teikia gyvenimą, o kūnas nieko neduoda. Kūniškos pastangos atgaivinti tave bergžios. Nieks tavęs neatgaivins. Gyvenimo, tikro gyvenimo dvasia, tik jinai gali tave atgaivinti. Atgaivina tave nebe pagrindu, atgaivina pagal tavo pasirinkimus. Pagal tavo pasirinkimus, pagal tavo tikėjimą. Kai tu prisilieti prie apvalymo, prie aukos, šituo pagrindu gaivinanti dvasia tave numirėlį atgaivina. Tai yra dovana, malonė, substancija dvasinė. Tai Jėzus padarė, jis suteikė malonę ir tą malonę administruoja gaivinanti dvasia. Gyvenimas atėjęs, Dievo gyvenimas atėjęs į mano gyvenimą, jis atlieka tą darbą, dėl kurios siųstas. Jis mano atgaivina dvasią ir visą mano aplinką aplink mane. Kad mano dvasia atgaivinta gyvenime, aš jaučiu tą palaimą, aš jaučiu dangų. Aš gyvenu antgamtiškai. Ir tas antgamtiškumas, tas gyvenimas dvasinis, jis persmelkia, žinot kur, net į tavo kūną. Sako, mes savo kūnuose nešiojam Jėzaus gyvenimą. Čia nešiojam Jėzaus gyvenimą. Ir terminas toks, pavyzdžiui, Abromas sako, apie Abromą kalbama, kad jis nelaikė savo kūno apmirusio. Jis pažiūrėjo veidrodį ir sako, aš neapmiręs, kitai žodžiais tar, aš nesenas. Ir galime išversti, aš nesenas, apmiręs ir senas vienas ir tas pats. Mokslininkai sako, kad maždaug nuo 25 metų jaunuolis pradeda senti. 25 metai sukako, dar nesukako, bet jau turėtų pagal mokslą pradėti senti. Atrodo, kur čia senti dabar, ar ne?
Bet jau prasideda procesas senėjimo, tai procesas. Ir jeigu jisai nestabdomas, nepaveikiamas kito aukštesnio proceso, jis padaro savo darbą. Jisai silpnina tavo organizmą. Tu negali pasipriešinti jo taip lygom, kaip galėjai pasipriešinti, ne? Vis silpsta, ne? Ir vienas iš didžiausių mūsų organų, žinot koks? Oda. Oda yra organas, nustatėt tai. Mūsų kūno dalis. Ir tu matai tą senėjimą. A? Čia matau va truputį požymį. A? Ir Abraomas nelaikė savo kūno apmirusio, pasenusio. Reiškia, jo sprendimas pakeitė jo kūną. Į jo organizmą atėjo naujos jėgos. Ir Sara atjaunėjo. Ir jie pradėjo vaikelį, kai Abraomui buvo 100 metų, Sarai 90 metų. Abraomas taip įsibėgėjo, kad ir po Saros dar turėjo 4 ir dar 4 dar vaikus turėjo sūnų. Čia ne kažkoks ufonautas. Oi, kokios pasakos sekate. Tikras žmogus. Tikras natūralus žmogus gyveno šioje planetoje. Abraomas. Arabiškai Ibrahimas. Jis buvo paveikiamas Dievo jėgos. Mozė, kuris sako, mūsų dienos ten 780 stipresnių, pats nugyveno 120 metų. Sako, jo akis nenusilpo. Regėjimas kaip vanago. Viską mato. Paveiktas Dievo jėgos. Paveiktas antgamtinio gyvenimo su Dievu. Aš jums sakau, brangieji, ne kažkokią teoriją. Mes turim gyvenimą, čia poezija, o kiti sako, ir neturime jo, ištiesime kojas, paliksim šią planetą, va ten bus amžinas gyvenimas. Ne, gyvenimas čia ir dabar. Gyvenimas čia ir dabar, kiek mes galim ją paleisti, kiek mes suprantam, kiek mes jį branginame. Taigi apie žinią. Kas yra Evangelija? Pat kaip girdėjau, Evangelija, sako, gali būti kalno pamokslas. Čia Evangelija Jėzus skelbia. Jis sako, mes Evangelijų tikėjimu esame išgelbėti, išteisinti, tik tai Evangelijų tikėjimu, ne kažkokiu kitu, ne tai, kad tu tiki Dievu. Tik tai va šitą doktriną, šito mokymu, kuris yra Evangelija, mes esame išgelbėti. Ir mes esame išteisinti. Ir ta Evangelija atlieka tą darbą, dėl kurio skirta jinai. Timotėjui, aš paminėsiu tai, pacituoti tą eilutę. Šita malonė buvo numatyta prieš amžinosius laikus. Va šitą malonę, kurią mes turime, prieš amžinosius laikus. O dabar jinai apreikšta, šita malonė, pasirodžius mūsų gelbėtojui Jėzui Kristui, kuris sunaikino mirtį, dvasinę mirtį ir nušvietė gyvenimą bei nemirtingumą savo Evangeliją. Evangelijos žinia. Dabar žiūrėk, kas yra Evangelija? Evangelijos žinia. Paprastai klasika yra tokia. Aš skelbiu Evangeliją. Ką tu skelbi? Kad jeigu tu tikėsi Jėzumi, tu neisi į pragarą, eisi į dangų. Ir ten turėsi amžiną gyvenimą. Bet Evangelijos skelbimas, jeigu tu tiki, dėl ko Jėzus atėjo, tu supranti, tau išaiškinta teisingai, tu matai Jėzų, dėl ko jis atėjo, tu tuo patiki, tavo gyvenime sugriaunama dvasinė mirtis. Sugriaunama dvasinė mirtis. Ir į tavo gyvenimą ateina Dievo gyvastis, Dievo gyvenimas. Čia yra Evangelijos veiksmingumas. Arba jinai veikia, arba neveikia. Jeigu po tavo žinios šitas procesas neįvyko, keisk savo Evangeliją. Nes Evangelijos tikslas sugriauti mirtį tavo gyvenime. Nes Tėvas nenori, kad mes mirtume, bet kad gyventume amžinai. Dabar, čia, dabar. Aš įtikėjau, man sakau, ką man dabar daryti? Daryk gerus darbus. Aš šitą, tai darau gerus darbus. Man tai pasakė. Mane neįtvirtino tame, dėl ko Jėzus atėjo. Mane sakė tie lyderiai, kurie tikrai myli ir Dievą, ir mane. Bet jie neturi supratimo, galbūt gilesnį. Jie nuoširdžiai klysta. Sako, būk geras, venk pikto. Nugalėk piktą gerumu. Tokiu principu paprastu. Kurie veikia ir be Jėzaus.
Jeigu tai tik tai būtų pamokymas, tai kam Jėzus atėjo? Mes geresni būsime, atleisime, susimokėsime procentus Dievui, kiek tai reikia, 10, 15, kiek. Viską susimoka, viską padarom ir viskas. Kam Jėzui reikėjo kentėti? Ja? Jeigu mes pasiekime teisumą, sako, įstatymo darbais Paulius, Kristus mirė veltui. Jam nereikėjo mirti. Ir Paulius buvo be priekaištų pagal įstatymą. Ir čia, brangiai, yra tokia gili, sakykime, aptemimas. Žmonės metų metais į tą eina ir jie nedrįsta pripažinti, kad Jėzus pakanka tavo teisumui. Tavo teisumui Jėzus pakanka. Tavo palaiminimui Jėzus pakanka. Tavo naujam gyvimui Jėzus pakanka. Tau jo pakanka. Jis padarė tai, ko tu negali padaryti savo darbais. Jis padarė tai tobulai. Ir tikintis jį išteisimas nuo visko, nuo ko negali išteisinti Mozės įstatymas. Nuo visko išteisina. Visas nuodėmes sunaikina. Ne tavo dalį, visas tavo nuodėmes sunaikina. Ir dar daugiau tavo nuodėmingą prigimtį pakeičia. Ir tu tampi Dievo vaikas. Ne nusidėjėlis, bet teisusis. Dievo teisumas tu tampi. Amen. Čia yra tavo pradžia. Tavo pradžia su Dievu ir tavo pradžia pažinimo, ką Dievas galingo padarė tavo gyvenime. Kokia didelė ta dovana yra tavo gyvenime. Va čia yra mokykla, evangelinė mokykla. Kokią evangeliją girdi? Pasmerkimo tarnavimas ar teisumo tarnavimas? Žinai, kaip ir jūs, aš paklausau įvairiausių pamokslų. Dabar jau vis mažiau aš galiu klausyti kažko. Tai va, ir paklausau. Ypač tokiais intriguojančiais pavadinimais. Ar reikia šiandien krikščionims nuodėmių išpažinimo? Oi, kaip mėgsta velnė šitas temas. Oi. Mes šiandien girdėjom apsiginklavimą, taip? Mes esam dvasiniai kovoj. Dvasiniai kovoj ne tavo rėkimas, ne tavo dejonės, bet pažinimas tiesos. Tik tiesa tu gali pasipriešinti melagiui. Tik teisumo suvokimu tu gali pasipriešinti šmeižikui. Jis pasakė šiandien žodį diabolas. Tai graikiškai diabolos. Diabolos reiškia šmeižikas, jis šmeižia tave. Šitos būtybės mūsų prieš apibūdinimas, jis kaltintojas. Jo visa prigimtis kaltinti tave. Jis žino, jeigu aš apkaltinsiu šitą žmogų, jis bus miręs. Kaltė atneša mirtį. Kaltė nužudo. Kaltė atima ir vagia tavo gyvenimą, kurį Dievas tau davė. To mes šiandien skelbėme, kad mūsų priešas yra kaltė ir mirtis. Ir kaip paskutinis priešas mirtis, Dievo priešas mirtis, bus pašalinta, bus sunaikinta. Taigi mes nesame mirties atstovai, mes gyvenimo atstovai, mes gyvenimo fanai. Todėl mes žiūrėkime, kaip ateina mirtis, kaip jinai slenka. Atpažinkime tai. Oi, pastoriau, ko tu ten pyksti prieš tą krikščionišką denominaciją? Tengi taip gerai. Tokia dvasiškai turėti receptorius, pamatyti, kad ten mirtis yra. Mirtis dvasinė, kuri nužudo tave. Ir tu apspangęs ten vaikštai toj mirtį. Man nereikia iškeliauti, kad būčiau palaimintas. Aš jau esu palaimintasis ir palaimintas ir šventas. Ne mano idėjos, Dievo idėjos. Dievo idėjos, dėl ko Jėzus atėjo. Nedaug, kad mes medituotum tik jo meilę. Taip jis mus pamilo. Tai yra maža dalis to, dėl ko jis tai padarė. Koks tikslas Dievo? Dievas nenori, kad tu pražūtum, bet kad turėtum amžiną gyvenimą. Pražūtis sunaikinama per auką. Per auką, kai mes tikime, ateina apvalymas ir pražūtis pasitraukia. Pražūtis pasitraukia. Bet mes šiandien pašaukti ne tos išpažinties. Mes pašaukti ne nuodėmės išpažinties, bet teisumo išpažinties, Jėzaus išpažinties. Tokia sakau, prieki išpažinties, tau nereikia čia, Jėzus Marija, čia ką padariau. Nieko to šito nereikia išpažinti, kad Jėzus atėjo, jis sugriovė mano nuodėmės, jis mano gelbėtojas, jis mane išgelbėjo, jis mane išteisino, jis mane pašlovino. Tai tavo išpažintis. Širdimi tikėsi, kad Jėzus prikeltas iš numirusių. Širdimi ypatingai tikėsi, kad Jėzus prikeltas iš numirusių. Būsi išteisintas. O širdimi išpažinsi tai,
Bus išgelbėtas. Tavo išgelbėjimas tavo išpažinime. Ir tavo pražūtis tavo išpažinime. Aš nusidėjėlis, buvau nusidėjėlis, esu nusidėjėlis ir nieks man nepadeda. Ir su Jėzumi esu nusidėjėlis. Ir spėk, kas tu esi, nusidėjėlis. Pagal savo išpažinti. Dievas mane paliko, nusisuko nuo manęs. Jam pritrūko kantrybės. Manęs net ir Dievas nepakeičia. Tu kalbi pražūtį. Tu kalbi, ką tu jauti ir panašiai ir panašiai. Vienu to, aš einu per sunkų metą, bet Viešpatie tu su manim. Per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Tu pradėjęs tą gerą darbą, manyje pabaigsi iki galo. Tu pabaigsi iki galo. Mano pasigirimas, kastytis pagirūnas, bet tu sulaužysi šitą pasigirimą. Tu pribaigsi šitą pasigirimą. Kastytis kartais būna narcizas, irgi pribaigsi. Amen. Aš pažinties priėjai. Nu tas vyras ir pradėjo pasakoti apie išpažinti. Sako, nieks nešaukia išpažinti. O kam yra išpažintis? Kad tave pakankintų. Kad tavo rūmą pažemintų kažką. Pradėtum pasakoti, ko tai nereikia visai čia pasakoti. O papasakosiu bus stipriau. Aš žinau, kai mes buvom pastorių susitikime ir va šitą kalbą buvo, svečiai buvo tie ir panašiai. Broliai, iš kur jūs atradote, kad reikia išpažinties prieiti? Aš tiesiog, paimk raštą ir paskaitykite. Aš esu Biblijos mokytojas, aš turiu žinoti, iš kur čia ištraukėte. Oi, tai aš priešas tam buvau, 20 kokių žmonių buvo. Aš tam priešas, atsimušinėjau, 20 žmonių tiesiog sako, ką tu čia vos nebriedus kalbėjai. Aš pradėjau pasakoti triukus, kas ta išpažintim yra. Jeigu tu paklūsti šitai doktrinai, Velnias susirašė, čia mano kandidatas. Ir tik padarai klaidą. Jis, o kur išpažintis? Aš pažinties praėjai. Sekmadienį susitik su pastoriu, viską pripažink. O jeigu padarai pirmadienį, visą savaitę būsi po pasmerkimų. Lauksi sekmadienį ir gaudysi pastorių, kad pasakytum, ką tu padarai. Ir taip gyvena ištisos bažnyčios. Mes jau praėję pro tai senai, bet gyvena ištisos bažnyčios. Ir vienas iš pastorių jaunų toks pasakė, sako, aš buvau tikrai pavergęs pornografijos. Bet sako, kai išpažinau va šitam žmogų, tapau laisvas. O kodėl tu tapai laisvas? Todėl, kad tu tiki, kad tau reikia išpažinti. Kai tu išpažinai, pagal savo tikėjimą, tavo dvasia atėjo į ramybę, padariau viską, ką turėjau padaryti. Ane? Ir tada, aišku, tu palengvėjimas atėjo. O palengvėjimas yra stiprybė. Ir žinau kitų, kurie išpažįsta ir tą pačią pornografiją išpažįsta. Praeina kuris laikas, vėl tas pats. Nepadeda niekas. Nes ne tai padeda. Stiprybė, teisumas, švara. Matyk save švariais vaizdiniais. Mes visi susidėm, aš kalbūdavau ir apie vyrus. Pažiūrim kartais smalsiau kažkur ten toliau. Ane? Domina tiesiog. Jūs pasakojom man, kurį šį sutikimą pasakojom. Ar Kaune pasakojom? Kaune. Gerai, daugiau nepasakosiu. Kaip tekau ten per... Gerai. Patekau ten į moterų persirengimų kabiną. Sporto salė. Girdėjau šitą. O, šventų švenčiausiai patekau ten. Jeigu dar būtų žinojęs sportininkai, kad čia pastorius, jie eina į moterų persirengimų kabiną ir išeina iš tenai. Nu, suprantate, ten iš vis epizodas buvo sukonstruotas. Ten man išbandė, kad kažkoks svarbus sutikimas buvo. tą dieną. Aš taip sėdėjau, meditavau, ateina, sako, va, padėkite ant spyną nugnybti. Replės davė didelės. Ką? Nu, ten buvo sukonstruota, žinau. Ten buvo sukonstruota. Aš tyrinėjau, kažkaip vyksta. Paskui, nu, paprastai, be jokio tokio, žinai, smalsu buvo, kaip jos ten gyvena už tų durų. Žinau, čia vyrų, čia moterų, kaip jos ten gyvena, smalsumas.
ėjau į jų karalystę. Ėjau. Oi, pastoriau, toks baisus epizodas tavo gyvenime. Vaikeli, gi tavo gyvenime tik tokie epizodai buvo. Ane? Ir visi broliai šypsos. Ar mane čia kabina dabar, supranti? Mes analizuojam, ne, vyrai? Mesgi kaip Juozapas norime išaukštinimą pareiti, ne? Tai testas pažeminimo turi praeiti, panų testas turi praeiti. Ane, o po to bus išaukštinimai. Ja. Jeigu tavo gyvenime ateina ten panos, testas. Ja. Aš miręs. Aš turiu vieną gražią paną. Amen. Tai pripažinties, išpažinties. Gerai, kai mes ateiname, papasakojam, aš papasakojau, kas šitokį. Not big deal. Bet jeigu tai užkabinta kaip doktrina, kad be šito tavo vaikelį nebus tikro atleidimo ir nebus stiprybės. Jis tam paver. Ir aš matau, viskas padaryta. Kažkokių tai dvasių. Didelę Dievo dovaną, apvalymo ir tikslą sumenkinti. Padaryti sudėtingų. Aš taip užduodu klausimą, kokios dvasios tai padaryta? Bet kokia dvasia nenori, kad tu gyventum, bet nori tave nužudyti per tavo kaltę? Kokia dvasia veikia už šitų doktrinų? Kokia dvasia veikia už šitos geros knygos raidės? Kai tu paimi iš kito laikotarpio ir pradėjai kalbėti, čiagi Jėzus pasakė. Taip, jis pasakė tam laikotarpiu. O Paulius sako, jau turime baigti. Aš dėkoju Dievui, kuris įgalino mus būti naujojo palikimo tarnais. Ne raidės, bet dvasios. Nes raidės žudo, bet dvasia teikia gyvenimą. Ir už šito tarnavimo stovi šventoji dvasia. Šventoji dvasia stovi už išteisinimo tarnavimą. Matot, tas paliudijimas jūs taip pat gaivino truputį, nes vien teorija netinka, reikia kažką parodyti. O žinokit, po tų visų persirengimų kabinos studijų, ar susitėpiau? Visai nedaug. Ir ką aš suvokiu, aš tiesiog pradėjau mąstyti Dievo žodį. Viskas taip praeina, iškart praeina. Auka, žodį. Ne? Viskas. Visa nešvara nuplauna. Ne tavo darbais, ne tavo išpažintimis, ne tavo maldomis, bet tikėjimu, ką Jėzus padarė. Tiesiog apmąstyk, dalyvau, kaltės patraukta. Kaltė patraukta, velnės patrauktas. Kaltė patraukta, mirtis patraukta. Wow! Tavo šlovinimus, halleluja! Drąsa, tu nieko nebijai. Velniai nesveigia tavęs religiniai visokiau. Jis sako, iš tiesų sakau jums, kas mano žodžio klauso ir mane atsiuntusi tiki, tas turi amžiną gyvenimą. Jis dabar turi amžiną gyvenimą ir nepateks į pasmerkimą, čia į teismą, bet į pasmerkimą. Nes iš mirties yra perėjęs į gyvenimą. Viskas. Mes išėjome iš mirties, mes esame gyvenimo zonoje. Mes esame gyvenimo zonoje. Ką aš kalbu, tu kartok tai savo namuose. Tavo išpažinimo malda yra daug stipresnė, teisingo išpažinimo, negu maldavimai, prašymai. Dieve, duok gyvenimą, Dieve, duok pinigų, Dieve, duok sveikatos, Dieve, duok meilės, Dieve, duok džiaugsmo, Dieve, duok jėgų. Visos šitos maldos kalba apie tai, kad tavo sąmonė sako, viso to aš neturiu. Tavo išpažinimo malda arba dėkojimo malda. Aš tau Dieve iš gyvenimą. Aš tau dėkoju iš amžiną gyvenimą. Aš nemirtingas. Super. Aš dėkoju tau Dieve. Tavo aprūpinimas veikia tobulai. Sveikata. Didžiausia jėga veikia mano kūne. Aš turiu tavo stiprybę manyje.
Iš mirties perėmė į gyvenimą. Vakar aš atsimenu tokį pamokslą, kai mes buvome Kėdainiuose, tokį pavadinimu. Aš kiek atsimenu, ne iki galo aš jį išsakiau, bet aš matau tokį vaizdą. Pamokslas vadinasi taip. Tauta su šventykla viduryje. Izraelitai, kai buvo dykumoje, 12 giminių, įstatė savo stovyklą pagal tam tikrą tvarką. 3 giminės čia, 3 ten. Ir per vidurį buvo šventykla. Jie visi apsupo šventyklą. Ir šventykla buvo jų gyvenimo centras. Iš šventyklos pasileisdavo kažkokia jėga, kuri eidavo į visą tautą. Ir jis klausdavo, ar Dievas yra tarp mūsų, ar jis veikia, ar jis mums duoda sėkmę, ar duoda džiaugsmą ir panašiai. Štai šventykla. Kas yra šventykla? Ten aukojamos aukos, kurios apvalo visą atmosferą. Ir ta didžioji auka, kuri buvo aukojama Jom Kipur, žinom, ir dabar švenčiam tą šventę. Kur tas atpirkimo ožys būdavo. Vienas ožys pasmerkiamas, vietoj jo pašlakstoma aukuras, o ant kito uždedama rankas, išpažįstama visos tautos nuodėmės. Ne viena visos tautos nuodėmės, kurios padarytos dėl nežinojimo. Kažką nežinojimo. Ir tas ožys buvo paleidžiamas į dykumą su visom tom kaltėm. Jis ten galą gauna. Matai, kaip Izraelio tauta, jie rūpinosi, kad tas švara dvasinė, jinai pasklistų jų gyvenime, nes jie matė rezultatus. Matai, kad mums sekasi, ką mes darom, mums sekasi. Dievas yra mūsų tarpe, jis mus gina. Ir Dievas nesitaiksto su nešvara. Tais laikais labai stipriai buvo. Nelieskite nešvarių dalykų, išeikite iš tarpo, atsiskirkite, kad aš jūs ganysiu, aš būsiu jūsų tarpe, važiuosiu tarp jūsų. Ne? Ir šitą dalyką labai vertinu. Taigi tauta su šventykla viduryje. Jiems svarbu, ar Dievas priima tą auką, ar jis suveikia mano gyvenimą. Tad psalmėje parašyta, tavo aukas visas te atsimena jis. Ne? Nes aukotojai žino, jeigu Dievas priima auką, super dalykai manęs laukia. Superiniai dalykai manęs laukia. Viskas. Čia aukos principas. Ir Jėzus sako, kad šito aukų daugiau nereikia. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžiną gyvenimą jame pasiliekant. Čia 6:54, tegul čia dega ir mes va čia pabaisime. Net dega, šviečia. Jono 6:54. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinai gyvenimą. Ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Tave jisai prikels paskutinę dieną. Ir tave man taip prikels paskutinę dieną. Čia.